STT agentams vieną po kitos keliant bylas nacionalinės žemės tarnybos pareigūnams įstaigos vadovai prabilo apie bandymus susidoroti. Vilniaus miesto skyriaus vadovas atvirų laiškų kreipėsi net į prezidentę. Esą vakar STT pareigūnai 3 valandas įtardė ir šantažavo. Vyrui sutriko sveikata. STT tai vadina šmeižtu. Kova dėl žemės visada arši, ypač jei ta žemė Vilniuje, kur ji brangiausia. Neseniai rodėme, kokios aistros verda sostinės pakraštyje esančiuose Vismaliukuose. Čia žmonės skundžiasi net gaunantys hektarų žemės, o ant jos dygsta Artūro Zuoko inicijuotos bendrovės Start Vilnius verslo pastatai. Nacionalinė žemės tarnyba rėžia, kad panašių pavyzdžių sostinėje apstu, o dėl 100 000 vertos žemės konkuruoja įtakingos bendrovės. Esą sulaukiama ir bauginančių skambučių, tačiau kantrybės taurė esą perpildyta vakar. Tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vadovas atvirų laiškų kreipėsi į prezidentę. Esą 3 valandas jį bandė šantažuoti STT pareigūnai. Norėtų, kad kam nors pakiščiau. Tada jiems būtų kažkokį ten galbūt rodiklį ar kažkas jiems pagerėtų. Juška pasakoja, kad STT tyrė kompiuterį priklausiusi dar ankstesniai skyriaus vedėjai, tačiau kompiuteris esą tik pretekstas, norėta įkalbėti įduoti tarnybos vadovybę. Jeigu jūs su mumis nepereisit į mūsų pusę, tai mes rasim būdų, jūs nušalint nuo darbo, paskui išeisit iš darbo, nerasit kito. Kai aš pasakiau, kad jau tuoj pats išeisiu, jeigu šitaip man toliau dėsis, tai buvo pasakyta, kad nespėsi išeis, supras, kad mes tave tuoj paimsim. Ko konkrečiai norėjo pareigūnai, vyras sako nežinantis, esą kalbėta užuominomis. Aš suprantu, kad jiems aktualu aukštesnį vadovybę, nežinau, ar ministerijos, ar tarnybos nebuvo įvardinta, tačiau visą laiką buvo 3 valandas, įsivaizduokit, va taip spaudžia ir bando kažką įspausti. Ir Arvydas Juška, ir žemės tarnybos vadovė pareigas eina mažiau nei metus. Vadovė tikina jau padariusi gerų darbų. Tikrinami teritoriniai skyriai, dėl rastų pažeidimų turės trauktis Palangos, Šilutės ir Utenos skyrių vadovai. STT veiksmai esą primena susidorojimą. Manau, kad iš tikrųjų man atėjus ir bandant skaidrint šitą veiklą, atėjus naujam Vilniaus miesto skyriaus vedėjui, kuris iš tikrųjų atsisakė vykdyti kažkokius neteisėtus verslo ar politikų prašymus. Arvydas Juška sako, kad po bendravimo su pareigūnais jam sustreikavo sveikata. Tuo metu specialiųjų tyrimų tarnyba šios teiginius vadina melu. Jisai privalėjo dalyvauti savo kompiuterio apžiūroje, kad būtų užtikrintas šio procesinio veiksmo teisėtumas. Apžiūra, tai yra duomenų kopijavimas, užtruko tikrai apie kokias 3 valandas. Natūralu, kad buvo su juo tiesiog kažkoks žmogiškas bendravimas. Visa tai, ką mes šiandien pamatėm spaudoje, tai yra visiška netiesa. Golubovo teigimu atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimai neteisėtos vieno sklypo nuomos. Yra duomenų, kad žemės tarnybos darbuotojai klastojo dokumentus. Tokie puolimai esą STT kasdienybė. Bando taip gintis ir bando kurti savo kažkokias gynybinės versijas, juodindami arba kažkaip tai šmeižikiškai kalbėdami apie specialiųjų tyrimų tarnybą. Teoriškai STT ir nacionalinė žemės tarnyba bendradarbiauja, siekia, kad visi sandoriai būtų skaidrūs. STT teigimu dabartinė žemės tarnybos vadovybė nėra niekuo įtariama.